Na kągi, sveiki draugai ir nelabai, štai ir vėl sugrįžau Karoliu su savo nežinau kelintų video blogu. Na kągi, kaip matote, vėl sugrįžau į video blogų kūrimą. Iš tikrųjų nežinau kiek ilgam, bet tikrai pamėginsiu būti kuo ilgiau ir nedaryti didelių pertraukų. Kaip girdite iš mano balso, šiek tiek gal suprantate, kad šiek tiek sergu, nu bet kągi, sugalvojau, kad reikia video blogą padaryti šiandien. Tai vat, kad sergu, nieko tokio, darom video blogą ir važiuojam su keletą naujienų, ką jums noriu pasakyti. Jo, daugelis turbūt nežinote, nes nesate mano Facebook grupėje, tai aš jau darau konkursą. Konkursas tęsis 2 savaitės su biškiu iki 25 dienos gegužės, man atrodo kažkas panašaus. Ir bus 3 prizinės vietos, netgi 3 prizinės vietos. Norėčiau šiek tiek aptarti prizus, nes kai vakar įmečiau foto į Facebooką, nemanau, kad visi suprato, kas ką gautų. 3 prizinė vieta. Tai būtų tokie labai gražūs akiniai, jūs galėtume taip pasimesti ir labai gražiai atrodyti. Iš tikrųjų, man labai jie patinka. Taipogi gausite tokį saldainių pakelį, taipogi meškiuką, tokį visai nieko rašo, kažkas vienu žodžiu rašo kažką apie Airiją ir taipogi šį nuostabų bei skanų šokoladą. Na kągi, antroji vieta gaus šiuos prizus. Jūs gausite tokius 2 saldainius, kaip matote, tokius visai labai skanus jie. Taipogi gausite meškiuką, tokį patį kaip ir 1 vietoj, tiksliau 3 vietoj. Gausite šiokių tokių guminukų, nežinau, saldainių, vienu žodžiu, su daug skirtingų skonių. Taipogi gausite vieną iš naujesnių tokių šokoladų su Oreo, jeigu jūs turite Lietuvoje, nežinau. Ir taipogi gausite 5 žongliravimo kamuoliukus. Na ir pirmoji vieta gaus tikrai gan įdomų prizą. Ir prizas yra štai. Gausite tokią nuostabią kepuraitę, kuri reprezentuoja Airiją. O taip galėsite užsimesti ir galėsite eiti po miestą pasivaikščioti. Taipogi galėsite užsidėti šitokius šortus. Kai užsidėsite jos tos šortus, matote, čia taip galite užsidėti jos. Ir ant nugaros bus tokia subinaitė ir čia bus parašyta pabučiok mane šikną airiškai. Taipogi gausite šios guminukus, kaip ir antroji vieta, gausite 2 tokius ir taipogi gausite 2 labai skanius šokoladus. Tai description'e palikau tą nuorodą, nueikite būtinai palaikinkite bei pašėrinkite tą nuotrauką ir gegužės 25 dieną išrinksiu 3 laiminguosius, kuriems bus šie prizai išsiųsti ir gausite, žinokite, nusifotkinti ar kažką panašaus ir parodyti, kad jūs tikrai jas gavote. Na, ir kitose naujienose tai būtų tai, kad reikėjo man pasakyti labas. Tai zdarova, Dima, zdarova. Tai zdarova, Dima, linkėjimai tau, laikyk kardaną. Taip ir toliau, linkėjimą gal ir kitą vlogą parduosiu, nežinau, jeigu nori, galime dar per kitą vlogą tau linkėjimus perduoti, nesvarbu. Na, šis vlogas nėra toksai labai informacinis kaip mano daugiausia video vlogų. Šis vlogas yra tiesiog toks greitas, labai greitas, kad parodyčiau, kad konkursas vyksta ir jau galite jūs nueiti paspausti like ir share ant nuotraukos ir dauginkitės vienu žodžiu. Tai nėra pirmas ir paskutinis konkursas, tai tikėk, jeigu nelaimėsite tą kartą, tai žinokite, kad tikrai dar bus daug konkursų, kuriuos žadu daryti labai dažnai. Ne taip, kad pasieksiu kiek nors subscriberių skaičių, bet tiesiog darysiu jums ir eikite subscribinkit, laikinti mano Facebook'o linką palieku description'e. Tai video vlogą susukau labai greitai, grįšiu už kokių 2 ar 3 dienų. Iš tikrųjų mokyklą kažkaip ir baigiau, dabar liko tik tai 5 egzaminai. Pirmasis egzaminas jau yra šį penktadienio, po to visas kitą savaitę, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio. Tai video vlogą laukite gal jau šį savaitgalį, turėčiau ką nors įdomaus sukurti, jeigu ne, tai žinokite, bus man blogai. Tai vienu žodžiu tam kartu tiek, iki su jumis buvo aš Karolis ir einu valgyti jūsų šokoladų.